Sulaukiam labai daug klausimų, kaip pagaminti agurkinį padažą. Skirkit minutę ir aš jums parodysiu kaip. Ir šiaip iš esmės jį reikėtų gaminti, galima naudoti blenderį arba dar kažką, mes tai rankom viskas sukaposim. Smulkiai sukapojam alyvuogės, čia dabar bus labai daug rankų darbo. Marinuoti agurką. Šelopeno. Ai, nu, kaparėlį ir baigs viską. Normaliai majonkės ir tai va, kaip per 2 minutės pasidaryti patį skaniausią agurkinį padažą, kurį aš labai mėgstu su burgeriais.